Частенько что бывает. Принять tokie triukai, bet aš irgi tokį triuką padaryčiau. Sakykite, kokia komanda kiek surinko ir kas pirmauja. Taip, dabar pirmauja Orakulas. Aplodismentai. 87 taškai. Pakankamai įspūdinga. Ar tai, ką pamatysime vėliau, bus dar efektyviau? Nu jo, buvo šiek tiek pasišildymas ir dabar karštai triukai prasideda. Kokios nuotaikos komandų savyklos? Ant stogo, jūsų aplodismentus jis girdės, kaip privažiuos arčiau. Jie pasiruošę, tikiuosi, jūs pasiruošę taip pat. Filmuoti, žiūrėti ir ploti. Du viename, adrenalinas ir ugnies magija. Žiedai paruošti, dėmesio, žiūrime. Vienas yra, antras yra. Neįtikėtina. Orakulo komanda. Liūtas, šaunuoliai vyrai. Ugnies triuką įveikė ir rodo ugniagesiam, kad nereikėtų gesinti, nes aš kaip suprantu, bus bandymas pakartoti dar kartą, galbūt. Bandymo nebus, bus dar geriau. Dabar bus 2 viename. Atstumas mažinamas. Sako, kad bus atliekamas vienas šuolis. Važiuoja. Palaikom. Žiūrime žygiuką. Neblogai. Na, man atrodo, kad būtų dar galimybė ir 3 pastatyti ir tai vis tiek būtų sėkminga, bet tokiu atveju. Ačiū Jums labai. Александр Турчанинов. Эта публика вас так внушила, чтобы сделать еще сложнее этот трюк. Да, публика победит. Сколько можно перепрыгнуть этих обскрытым осознанным? Хотите еще? Нет, ну мы всегда хотим, чтобы еще лучше, еще больше. Я думаю, в следующий год вы нам это покажете, хорошо? В следующий раз будет больше. Спасибо вам. Как ваша нога? Нормально, спасибо. Спасибо вам, что участвуете в нашем празднике. Александр Турчанинов, jūsų aplodismentai šiam žmogui. Aleksandrui, iš tikrųjų, adrenalinas turbūt veikia daug geriau negu mūsų užminamieji. Ir vyras bėga, šaunuolis ir... Bus karšta. Gerbiamas Vytautai, matau, kad jūs komentuojate kiekvieną judesį, iš karto sakote, aha, ugniagesių pajėgos, reiškia, ugnies čia bus, dar papildomos priemonės, dar vienas fontanas. Kaip ir minėjau, kur daroma su pirotechnika ar paprasčiausiai ugnimi, tai iš tiesų yra vieni iš sudėtingiausių dalykų. Tai iš tikrųjų dabar vėlgi pamatysite tikrai įspūdingą. Triukas susijęs su traumos, aišku, galint su ugnies stebėkime.
Jūsų ovacijos netikėtai, bet štai toks tas triukas. Tikra ta žodžio prasme, šis žmogus, nepykit, bet interviu neimsiu. Alaus pasiekė. Jo, čia tai bent. Pati geriausia reklama taurui. Prieš tai klausiau šito kaskarininko, kas buvo, kaip jis sugalvojo, sako, nu suprantat, tokia šalta diena, iš tikrųjų reikia kažkaip pasišildyti, užsidėjęs krūvą drabužių, toks visas iš gilaus, nežinau, iš Rusijos kampo, nu tikras vyras. Beje, ponios ir ponai, įdomumo dėliai šio tauras, vyrų alus, velnytai. Na ir turbūt mano žavioji pagalbininkė pabandys pakalbinti šį žmogų, paklausti, ar jis iš tikrųjų pedagogas ir kaip vertina šį triuką. Да, я педагог. Что вы преподаете в школе? Я учу ребят ремонтировать автомобили. Что делать? Ремонтировать автомобили. Jis moko vaikus remontuoti automobilius. Tokia profesija labai. Kompetentinga žiūri komisija. Matėme du ugnies triukus. Pirmasis – šokinėjimas per žiedus ant automobilio stogo. Net 2 kartus tikintis didesnių balų. Aleksandr Turčeninov. Kaip vertiname, duokime mikrofoną Vidaldui Jančiui. Vertiname Aleksandrą Turčeninovą. Просто трудно. Александра 9. 9, 10 ir 9. Держитесь. Надеюсь, заморозка помогает, но я ставлю 8, потому что зритель не должен видеть подготовки. Поэтому 8. Но все равно спасибо, вы классный. 10, 9 ir 8. O dabar vertiname pedagogą Igor Kaziriov. Siurprizas buvo tikrai netikėtumo faktorius akivaizdus. Duodu didžiausią balą vien dėl to, kad žmogus jau išauginęs savo sūnų, kuris daro triukus. Jau jisai yra veteranas, jisai žinomas tikrai buvusioj Sovietų sąjungoje, žinomas artimam užsienį. Taigi aš jam duodu 10 su pliusu. 10 ir 10 su pliusu. Jūs prieš tai buvo 9, dabar 10. 10. Aišku, ir trečiasis vertinamas. Господин Козырев, 6. Čia bendras rekordas, jūs važiuokit, mes pabandysime suskaičiuoti, kiek ten yra. Na, tiksite kaip šiukšlės vaikystėje. Tai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šaunuoliai. Jau turim naują Lietuvos rekordą, 6 žmonės. Gerai, pažiūrėkime, ar galime daugiau. Kiek šis motociklas? Greitis šiek tiek mažesnis, bet jis važiuoja. Ar jums tai patinka? 10 žmonių. Na, man atrodo, yra dar kur pasitempti. Dar vienos priekyje taip pat turime. Laisvoji programa. Laikas ateis sunkiausiams ir pavojingiausiams triukams. Aleksandrą Turčeniną pateiks mirtiną triuką. Ir ten bus susidūrimas motociklo su automobiliu. Katkomuša. Gerbiamas Jurijau, ar dar bandysime sumušti Lietuvos rekordą, ką tik pasiektą, ką tik iškeptą 10 žmonių? Nu, tikiuosi, 12 mažiausiai turėtų būti. Koks jūsų užsibrėžtas tikslas? Nu jo, treniruotėje buvo 6 žmonės, tai noriu padaryti. Pažiūrėsime, blogas tas kareivis, ar ne, kuris nesvajojo tapti generolu, ir pasižiūrėkime 10, o kaip bus dabar. Tik būkite saugus ir būkite budrus, gerbimieji, šio rekordo dalyviai. Na, jūs važiuojat? Na, triuko kol kas neįskaitėme. Išsiskaičiuokit, ką išmesite. Bandom su 12. Vis dėlto, čia ne Kinija, čia Lietuva.
Ir vyrai, ir moteris pas mus tikrai nemažai. Štai taip, dar ir vietos turime, tik įdomu, ką daro tas vaikinas. Ir žavioji dama, kuri atnešė nesėkmę šiai komandai. Parodykit, kiek žmonių važiavo. Kiek žmonių važiavo, pasiskaičiuoti. Koks naujas Lietuvos rekordas? Na, skaičiuokime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jeigu gerai skaičiavau. Ačiū Jums. Ačiū, kad paruošė mums tokius ir prišnekėdami. Na, jaudamas net ir patys kaskadininkai, jie pasakojo tai su sužavėjimu ir gerbiamas Vytautas man sakė, tai iš tikrųjų bus nepakartojama. Mirtinas triukas, kurį atliks Oracle. Vis dėlto labai nerandu daras. Ką man atrodo, čia yra tokia tradicija Aleksandro Turčevinovo prieš 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. O, ne. Mažiausia, ką mes galime padaryti, tai sprogti aplodismentais. Aleksandr Turčevinov. Tokį triuką jis pasirinko parodyti Jums. Aplodismentai Aleksandr Turčevinov. Iš tikro saugumo pasižiūrėjau, ką įsuvirinti, tvirtai. Taigi, jeigu nenumatyti kažkokie tai Kaip sakė, filme Tadas Blinda, mes žmonės kantrus. Ir galų gale tas kulminacinis triukas. Žiūrime tai, ko ilgai laukiame. Tėvas ir sūnus, dvigubas suktukas šio renginio pagėjus. O tai, ko gero vertėjo tiek laukti, kad pamatytume šį triuką, tokį triuką, kurį tikiuosi jūs spėjote įamžinti. Dabar belieka tik sužinoti, ar viskas gerai su to žmogiškuoju faktoriu. Kaskadininkai jau išlipo, Jūsų aplodismentai. Šį vakarą jums pasirodė Dominikas, Sergej Nefedov, Aleksandr Medvedev, Igor Kozyriov, Aras, Aleksandr Turčevinov ir Aleksandr Medvedev. O dabar gerbiama komisija, greituoju būtų kokie jūsų vertinimai ir kas nugalėjo. Super! Rебята, молодцы! Taip, žiūrovų kviečiame neišeiti ir pagerbti nugalėtojus, kuriuos paskelbė.